Šiandien kalbamės su Raseinių ligoninės direktoriumi apie tai, kas šiuo metu svarbiausia pacientams ir pačiai gydymo įstaigai. Pokalbį aptarsime, kaip keičiasi teikiamos paslaugos, į ką investuojama, kokie sprendimai jau duoda rezultatų ir su kokiais iššūkiais Raseinių ligoninė susiduria šiandien. Be abejo, pakalbėsime apie artimiausius planus ir tai, ko Raseinių krašto gyventojai gali tikėtis ateityje. Kalbant apie 25 metus, jeigu reikėtų vienu sakiniu apibūdinti, ką Raseinių ligoninėje atnešė, kas tai būtų investicijų, plėtros ar kovos su sistema metai? Tai metai būtų labai darbingi, aš pasakyčiau, iš tikrųjų daug darbų nuveikėm, daug jų tęsiami bus ir kitiems metams, tikrai buvo ką veikti. Tai kuris iš variantų, kokie tai būtų investicijų, plėtros ar kovos? Aš manau visos. Supratau. Kokius 3 svarbiausius pokyčius pacientų akim galėtumėte skirti, kas tiesiogiai, sakykime, paveikė arba davė naudą mūsų krašto pacientam? Tai turbūt čia nieko naujo, kaip ir visur, tai yra paslaugų plėtra, naujų specialistų pritraukimas ir tiesiog aplinkos gražios kūrimas. Iš tikrųjų, kuo Raseinių ligoninė pastaraisiais metais yra garsi, tai didelėmis investicijomis ir plėtra ir nuo 23 metų į ligoninę yra pritraukta daugiau nei 80 naujų darbuotojų, investuota per 2 milijonai eurų, jeigu neklystu. Kur šiandien guli didžioji dalis investicijų? Ar tos investicijos buvo padarytas į įrangą, į žmonės, į pastatus? Taip, iš tikrųjų tos investicijos ne visada jos ir matosi. Didelė investicijų dalis atėjo iš ES pinigų apie 800 000, tai buvo praktiškai investuota viskas į dienos paslaugas, į skubę pagalbą, į dienos stacionarą. Taip pat iš savivaldybės gaunami pinigai, taip pat ir mūsų pačių išleidžiami pinigai. Tai nėra taip vien, kad savivaldybė čia mus kažkaip dotuoja, mes kaip vargšiukai kažkokį. Ne, mes leidžiam ir savo pinigus, dažniausiai leidžiam viską per pusę darom. Netgi pirmadienį buvau Sveikatos apsaugos ministerijoje tokiam darbiniam geram pasitarime, tai mes kaip ir jau esam pastebimi, kad savivaldybė prisideda prie ligonės ir tai yra sveikintinas pavyzdys, manau, visiems. Manau, šitas pavyzdys turi būti esamas ir tikrai plis Lietuvos ribose. Kokios naujos paslaugos per pastaruosius porą metų atsirado ir kurios jūsų nuomonė labiausiai pakeitė patį mūsų Raseinių ligoninės veidą? Tos naujos paslaugos, gal nereiktų koncentruoti į tas naujas paslaugas. Žinoma, nauji specialistai atsiranda, jų atsiranda daugiau, bet labai svarbu optimizuoti tas paslaugas. Kaip anksčiau būdavo teikiamos padrikai, tai reikia tą sistemą padaryti taip, kad viskas vyktų sistemingai. Ir ta grandinė niekur netruktų. Ar jūsų akimis Raseinių ligoninė šiandien jau pasivijo didmiesčius? Nors kažkuriuose srityse, o gal net lenkia. Ir jeigu lenkia, tai kur? Tai žinoma, aš manau, tiek tie patys specialistai turim, kalbant apie operacijas, naujas operacijas darom, tiek loro operacijas, tiek atsiradęs peties specialistas, kuris petis operuoja, ko anksčiau čia nėra buvę, gali net protezuoti petį. Taip pat kiti traumatologai, manau, čia komanda pildosi puikiai. Kalbant apie naują, neseniai atidarytą fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių. Šitas skyrius, tai buvo spaudoje parašyta, tarsi įvardinamas kaip jūsų trofėjus ir kodėl nusprendėt būtent šią sritį taip stipriai vystyti? Tai manau, kad čia ne mano trofėjus, čia yra mūsų visų trofėjus. Netgi ir dabar jau kiek laiko praėjo po to atidarymo, aš sulaukiu vis kitų vadovų iš ligoninių skambučių, kurie nori atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip mes pasidarėm. Manau, tai bus labai geras pavyzdys, kaip gali pasidaryti kitos įstaigos. O ta reabilitacija tiesiog yra svarbus dalykas, tai žmonės kuo greičiau grįžta į normalų darbą, į normalią kasdienę veiklą. Tuo, manau, mums visiems geriau, tai, manau, šitas reabilitacijos centras padės tą padaryti. Teko girdėti, kad dar turit planų būtent šiai sričiai. Taip, mes ten turim planų, norim papildomų procedūrų įvesti, tai dirbsim tą linkmę. Šalyje reabilitacijos paslaugų kartais tenka laukti mėnesius. Ar mūsų ligoninė su naujų padaliniu gali tapti regionų traukos centru, ne tik rajono žmonėm? Tai matot, tas centras, kuo tu labiau trauksi, tuo ta eilė bus didesnė, bet kaip ir sakiau, labai svarbu yra optimizuoti visą procesą, nuo žmogaus atėjimo iki paslaugos gavimo. Taip, kaip mes dirbom prieš tai, to padaryti tikrai negalėjom, negali ir kiti. Kodėl dabar visi taip domisi? Todėl tikimės, kad šiuo nauju skyriu mes galėsim tai padaryti, teikti paslaugas kompleksiškai, kas yra labai svarbu. Ne po vieną paslaugą į savaitę, bet kompleksą paslaugų vienai dienai. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra didžiulis iššūkis reabilitologų trūkumas ir kaip jums pavyko pritraukti specialistus, kai visa Lietuva jų ieško vos ne su žiburiu?
Tai manau, čia nieko naujo, visi vadovai su tuo susiduria, pas mus jie ateina dėl to, kad yra geros darbo sąlygos, manau, geras darbo užmokestis ir pagrindiniai tokie dalykai. Pakalbėkime apie Lietuvos didžiausią skaudulį, tai laukimo eilės ir prieinamumus pas specialistus. Oficialiuose ataskaitose yra matomi laukimo eilių skaičiai, pacientams įdomiausia paprastai, kiek reikia laukti pas ginekologą, chirurgą, kardiologą, kuriuose srityse dar Raseinių ligoninė turi taip vadinamus kamščius. Tai kamščiai kaip ir visur turbūt, tas pats kardiologas, ar mes juos turėsim 4 ar 14, kažkur vadinasi kažkas veikia blogai. Jeigu turint bet kokį kiekį daktarų, vis tiek ta eilė yra. Vadinasi, kažkur mes kitur stringam, tai tie patys kardiologai, dermatologai. Dermatologai mes visi suprantam, kad šią dieną privilioti dermatologai į ligoninę tai yra neįmanoma praktiškai misija, kai visi dirba grožio industrijoje ir ten tą patį dienos uždarbį gali uždirbti per pusę valandos privačioje klinikoje, tai tiesiog. Bet ar yra tokių, sakykime, sričių, kurioje Raseinių ligoninė pritraukusi naujus specialistus, eilės sugebėjo sumažinti? Tai žinoma, tai ta pati pulmonologija, neurologija, endokrinologija, pas mus tos eilės tikrai nėra didelės sveiko proto ribose, nors pasikalbant su kitų rajonų atstovais, ten yra liūdniau. Grįžkim prieš keletą metų, ypatingai daug diskutuota tema, tai intensyvios terapijos skyrius ir pačios ligoninės išlikimas. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, keli metai kovos ir kad Raseinių ligoninė atsidurtų sąraše tarptų ligoninių, kurios turės teisę teikti intensyvios terapijos paslaugos. Ir šiandien dienai šita tema yra nutilusi, sprendimas yra atidėtas ir galbūt jau yra aišku, kokia situacija ir kokie ministerijos planai su tais klasteriais. Aš tai iš tikrųjų taip rimtai kalbant nelabai ir dar pats galiu patikėti, kad mes atėję per pusę metų praktiškai viską supirkom, viską padarėm, suremontavom, kad atitiktų ministro įsakymą, nors praktiškai nebuvo nieko padaryta. Tai mes esam tą licenciją gavęs, sėdim ramus, nors kiek aš žinau, yra tokių įstaigų, kurios dar šiai dienai neturi susitvarkę. Tačiau yra atidėta, man atrodo, ar ne iki šių metų, ar iki pavasario, ar kovo mėnesio? Taip, sprendimas yra atidėtas iki sausio mėnesio, iki sausio 1 ateinančių metų, bet manau, kad tai galėtų būti nutęsta ir tolimesniam laikui. O kodėl nepasiteisino čia tas klasterių įvedimas jūsų nuomonė? Čia reiktų klausti Sveikatos apsaugos ministerijos, bet manau, kad yra, kaip sakyti, tokių niuansų, gal ne visi spėja, kažkas netinka ir gal įstatymas nėra tobulas. Pakalbėkim dabar truputėlį apie tokią politiką bendrąją Lietuvos, kalbant apie sveikatos sistemą. Ir jūs esate pasakęs viename interviu, kad Lietuvos valstybė nebeišgali gydyti savo piliečių. Ką turit jūs mintyje? Ar tai pinigų trūkumą, ar sistema neteisingai funkcionuoja, neteisingai paskirsto? Kur yra didžiausios problemos, kad mes šiandien turim tą sveikatos sistemą, sakykime, tokią braškančią? Tai esu pasakęs tą, ne tik aš, tą labai dažnai pakartoja ir ligonių kasų direktorius. Taip, mes turim sumą pinigų, kurią galim išleisti gydyti Lietuvos piliečius, ir tų pinigų nepadaugės. Klausimas, kaip mes juos paskirstom, ar paskirstom teisingai, ar ieškom kažkokių alternatyvių būdų tam finansavimui padidinti, tai viskas nuo to ir priklauso. Jeigu mes paimam tus pinigėlius metų bėgį išleidžiam anksčiau, tai visiems aišku, kad jųgi neatsiras iš niekur. Tai manau, ta situacija tokia nėra labai gera. Jeigu jūs rytoj pasikviestų sveikatos apsaugos ministrį ir pasakytų, Gintarai, padarykim taip, kaip reikia, kokius 3 sprendimus pasiūlytumėte rajoninių ligoninių labui? Tai manau, tas susitikimas jau įvyko pirmadienį. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų mes per šios metus atgaivinom Lietuvos ligonių asociaciją, kuri tampa vis stipresnis partneris sveikatos sistemoje. Klausė ir mūsų nuomonės ir atsižvelgė į mūsų pasiūlymus. Tų pasiūlymų tikrai turime neblogų. O ką padarysi, manau, 3 tų neužtektų labai jau tų dalykų, bet nuo ko visko reikia pradėti, tai yra nuo bazinių dalykų. Nuo gydytojų paruošimo reikia peržiūrėti, kiek jų reikia. Ar nereikia didinti. Taip pačiais su slaugytojom daryti, nes tragiškai trūksta tų slaugytojų. Kaip padaryti, kad slaugytojos profesija tapti prioritetinė ir nekalbom. Ta reikia daryti nekalbom ir nežiūrėti ten kažkokį skandinavišką modelį, nes ten tikrai visur nėra viskas jau taip gerai. Reikia žiūrėti, ką mes čia turim. O trečias koksai būtų? O trečias tai mane prezidentu išrinktų.
Neprisikvalbėkit. Kalbant, sakykime, apie tą pačią Raseinių ligoninę, yra džiugios naujienos, vis dėlto eilę metų Raseiniam nereikėjo būti Raseinių ligoniniai nereikėjo būti rezidentų baze ir šiokios tokios naujienos yra progresyvios. Čia gal ne taip jūs pasakėt, Raseinių ligoniniai reikėjo būti baze. Čia, matyt, atskiriem asmenim gal nereikėjo tų rezidentūros bazių. Ligoniniai pačiai visada reikia. Labai smagu, kai atvažiuoja jauni kolegos. Labai smagu, kai atvažiuoja tie kolegos, kurie domisi. Tai džiaugiamės, kad mes šiais metais dar papildomai tapom ir chirurgijos ir radiologijos rezidentūros bazėmis, nes vis tiek negali žiūrėti tik tai į savo kiemą. Kažkaip turi domėtis, kas vyksta ir šalia, ir universitete visur. Tai ten tvarkos taipogi keičiasi ir pradedama įvedinėti, nors, kaip sakyt, tas jau buvo įvesta, bet pakopinės kompetencijas rezidentų. Tai bus tokių rezidentų, kurie pirmus antrus metus turės atvažiuoti į rajonus ir kaupti savo kompetencijas. Ką tai duoda ligoniniai, ką tai duos pacientams, galbūt taip plačiau paaiškinti, kad žmonės suprastų? Tai ligoniniai duoda visada naujus kolegas. Tai nėra paslaptis, kad tam daktarui jaunam, kuriam daugmaž patiko toj dirbti vietoje, gal jis yra ateityje galvos čia dirbti, pamatęs, ne? Rajono žmonėm tai visada bus daugiau padaryta darbo, tai gal to rentgeno, gal dar kažko reiks laukti mažiau, ne? Tai va tokie dalykai. Pakalbėkime apie jūs. Šiemet mes taip pajuokavom Raseinių naujienose platformose, balandžio 1 pokštas toksai geras išėjo, kad išeinate dirbti į Kauno klinikas. Ir realiai, kiek tame buvo humoro, o kiek iš tikrųjų turi tokių galvosūkių, kur links sukti savo karjerą. Nes visgi jau tie 3 prasidėję metai jūsų kaip vadovų Raseinių ligoninės, tai jau ta kadencija kaip ir į antrą pusę. Ten, man atrodo, kad mažas juokas gavosi. Nes juokėmės tik tai mes dviese panašu. Tai dar kokie 2 žmonės. Visi iš tikrųjų pagalvojo, visi patikėjo, nors keista, kad kiekvienais metais vis kažką naujo sugalvoja ir visą patikė, ne? Taip. O mano karjera, tai apie tokią vadovavimo karjerą aš nelabai ir galvoju. Kažkaip patinka man tas klinikinis darbas, turiu galimybę jį dirbti, būdamas kartu vadovu, tai tuo džiaugiuosi. Jeigu neturėčiau galimybės dirbti klinikinio darbo, tai klausimas, kaip čia būtų. Manau, kad reiktų rinktis vis tiek daktaravimą. Aš supratau. Vilčių turim, kad liksit, ar ne? 3 metai jūsų vadovavimo, 3, gal taip reikėtų pastatyti. Koks sprendimas buvo sunkiausias, bet šiandien džiaugiatės, kad jį priėmėt? Aš manau, pats sprendimas kandidatuoti į vadovus buvo toks teisingas, nors nelabai ir lengvas. Iš tikrųjų, nei aš ten planavau, nei ką, bet matėm, kur čia viskas krypsta. Tai teko kažkam jau imtis tos iniciatyvos, bet manau, reikia džiaugtis to, ką turim dabar, tai net aš pats negalėjau pagalvoti iš tikrųjų, kad mes tą turėsim. Ir paskutinis klausimas, sakykime, baigiant šiuos metus, kokią Raseinių ligoninę jūs norėtumėt matyti po 5 metų, kas turėtų būti išlikę, o kas galbūt radikaliai pasikeitė? Su tais 5 metais mes ir Sveikatos apsaugos ministerijoje diskutavom, kad reikia turėti mums kažkokį pastovumą. Negalim mes keisti, kaip sakyti, ant to arklio, kai važiuoja į kely. Turim kažkiek stabiliai stovėti bent metus, 2, 3, 4, 5. Aš tai matau tikrai įsiplėtusią ligonę. Nemanau, kad visos rajono ligonės, nėra gal taip labai jau smagu sakyti, bet kad jos visos išliks, visos turės tos pačius stacionarus, ta chirurgija stacionarinė, traumatologija. Tai visgi manau, kad mes turim galimybės prasiplėsti, teikti daugiau paslaugų ir dėlėm apimtim. Žodžiu, perspektyvoje Raseinių ligoninė tik tai stiprės? Mano taip. Šiandien Raseinių ligoninėje jau įrenginėjamas modernus maitinimo blokas. Sprendimas, kuris leis pačiai gydymo įstaigai gaminti maistą pacientams ir tiesiogiai atsakyti už jo kokybę. Tai dar vienas žingsnis nuoseklios ligoninės plėtros kelyje, kai investuojama ne tik į medicininę įrangą, specialistus ar paslaugų spektrą, bet ir į kasdieninį pacientų komfortą. Sutikite, pokyčiai vyksta čia ir dabar, tam, kad gydymas Raseiniuose būtų visapusiškai kokybiškas.